Labą dieną. Taip. Iki. Beveik 3, tai dar lūktelėm šiek tiek. Pasijungiu aš save ir per telefoną, nes šiek tiek demonstruosiu ir telefonu, ką esam padarę. Ir Kristina įrašys kolegė mano visą įrašą, tai kas kaip sakant, kažkur turės pabėgti anksčiau arba vėliau pasirodys, tai tikrai rasite šį įrašą mūsų puslapyje. Su detaliu pristatymu tuo pačiu, plus labai aiškiai gražiai aprašėme ir naujienoje su nuorodom į visas instrukcijas. Tai šio seminaro tikslas, arba kaip čia webinaro, kaip dabar madinga sakyti, tikslas yra, grinai iš ūkinės pusės pabandyti pristatyti kiekvieną iš šių naujovių. Nes norėtumėm per metus arba aplamai labai daug visokių gerų dalykų padarom ir norim tuo pasigirti, bet labai to laiko trūksta ir norisi, kad klientai išnaudotų pilnavertiškai mūsų sistemą kuo plačiau, nes sistema dėka jūsų tobulėja. Tai šiais metais pasistengsime kas ketvirtis tos seminarus organizuoti, o praeitais metais gavosi metinis seminaras šiandien. Trumpai prabėgsiu per visas naujienas visų mūsų modulių, dokumentų valdymo, atlyginimo personalo ir buhalterijos. Na ir iš eilės ir pats pirmas ir svarbiausia, didžiausia galbūt naujiena ir daugiausiai investicijų pareikalavusi naujiena, tai būtų galimybė naudotis DVS mobilią aplikaciją. Tai pasidalinu ekranu iš telefono. Jūs jį ir matote dabar. Taigi prie sistemos yra galimybė pasidaryti prisijungimą ir per telefoną. Tai telefono reiškia, susivedam adresą ir ten galime pasispaudus ant svetainės pasidaryti kaip aplikaciją. Ir tada tiesiog turėsime telefone ikonėlę BSS-o. Tada vedam vartotojo vardą ir slaptažodį. Ar prisijungiam telefonu, arba dvigubą autentifikaciją, azūrinę vadinamą. Ir prie savo savitarnos prisijungiam ir telefoną. Šis būdas patogiausias yra, sakykime, ne kasdieniam darbui, bet tokiam greitam, jeigu darbuotojai ten tik atostogų prašosi, atlyginimo lapelį žiūri bei pasirašo jiems siunčiamus dokumentus, tai pilnavertiškai pakanka šioje aplikacijoje prieinamų funkcijų. Papuolam į tą vadinamą skydelinę, matom, kad aš Dovilė esu, 22 darbo dienas turiu atostogų, gautų dokumentų sąraše turiu 5 dokumentus, kurie manęs laukia, kliktelėjus galiu nueiti, matau 3 pasirašymai, 2 tvirtinimai, pažymėjus pasirašymai nukeliauju į tai, kad 3 dokumentus, matau 1 rekomendaciją priemonės, man čia išdavė grąžino. Grįžęs vėl į pagrindinį langą galiu užpildyti šabloną, dažniausiai pas mane naudojamas, matau, kasmetinio atostogų prašymas, tai jį ir užpildysiu. Šiame kontekste reikia nurodyti datą nuo datą iki, pasirinkti, kada gauti atostoginius ir šiuo atveju Dovilė gali rinktis, kas tvirtins jos prašymą. Peržiūrės dokumentą Dovilė ir po peržiūros pateiks. Tai labai panašus procesas, kaip ir iš kompiuterio, tik tai telefone. Principe taip atrodo pats vartotojo sąsaja. Čia aš galiu ir grįžti į didelį ekraną, paspaudęs pritaikyti dideliam ekranui, bet iš principo tokis funkcionalumas ir nueiti į gautus dokumentus, vėlgi pasižiūrėti darbo priemonių kažkokį dokumentą. Kaip pavyzdys, ar ne, matosi pats dokumentas, kad man yra išduodamas darbo priemonės. Tai tikrai kviesčiau naudotis mobilią aplikaciją, darbuotojus paskatinti, prisijungti prie sistemos iš telefono. Taigi grįžtu atgal, dabar kaip čia grįžti. Taip. Nebendrinti. Tai tada šitai bendrinti. Taip, tai dabar mano, matote,
Dabar kaip iš to telefono išeiti. Va, padėjau ragelį. Tai dabar turėčiau pasidalinti šituo, ne tuo ekranu pasidalinau. Taip. Na va. Tai tokia pirma naujiena. Antra naujiena irgi nemaža ir, sakykime, tokia gana didelė ir šio seminaro metu aš pilnavertiškai jos negalėsiu pristatyti. Tai integracija su sąskaitų skaitmenintoju. Daugelis klientų mūsų sistemoje kaupia ir administruoja pirkimo sąskaitas faktūras. Ir jas, ką reiškia, kaupia ir administruoja, tai apsirašinėja, atvirtina, vizuoja, nusirodo kaštų centrus. Tačiau labai populiarus dabar pasidarė tas skaitmeninimas, tai yra, kad sąskaitų standartinė informacija būtų suvestų už mus kažkas, robotas, robotizuokime, ar ne? Tai mes bendraujam su 3 tiekėjais, Unified Post, Ivesk LT ir Infotech. Reiškia, procesas būtų priklauso nuo kliento, kaip atrodo procesas, bet iš principo tai apimtų skaitmeninimą, dokumentų valdymo sistemoje kaštų centrų nusirodymą, vizavimą ir nusiuntimą į buhalterinės apskaitos programą maksimaliu detalimu. Tai kaip atlikti patį konfigūravimą, kaip susidėlioti taisyklės, labai detaliai gražiai aprašyta mūsų vartotojo vadovė. Aš tik norėčiau parodyti, kaip atrodo pats dokumentas, sąskaita. Čia mūsų kažkokią sąskaitėlę pagrėbiau ir čia suskaitmeninta informacija. Tai dažniausiai skaitmeninama galva sąskaitos, siuntėjas, data, numeris, suma ir skirstoma nurodytais kaštų centrais. Tai skirstimas gali būti, šiuo atveju ši sąskaita paskirstyta, kad tai yra pirmam projektui ir tai yra paslauga nupirkta, ar ne? Padaliniui 01 priskirtas skaitmeninimas. Ir matau, kad Dovilė tvirtins ir Ieva registruos šitą sąskaitą į buhalterinę programą. Tai tokiu būdu, reiškia, skaitmenintojas atpažįsta sąskaitos galvoje ir pačioje sąskaitos dokumente šios specialiuosius laukelius. Tai papildomai turintiems dokumentų valdymo sistemą nekainuoja, tik tai kainuoja pats konfigūravimas su pasirinktų tiekėjų vienos darbo dienos apimtyje. Tai kas susidomėsit, kam įdomu, pabandyti arba ir pradėti naudotis, tai drąsiai kreipkitės į jūs aptarnaujantį kolegą ir man galit brūkštelti ir suorganizuosim šitą klausimą. Toliau trečia naujiena tokia jau smulkesnė, kai turime įmonėje dokumentų ne tik lietuvių kalba, bet ir kitom kalbom, arba darbuotojai pas mus kalba ne tik lietuviškai, arba gal net lietuviškai nesupranta. Tai dažniausiai dokumentų šablonus rengiame 2 kalbom. Na ir atsiradus yra galimybė, kad šablone galiu nusirodyti dokumento kalbą arba pačiam dokumente, kad kiekvienas duomuo būtų išverstas į to vartotojo kalbą. Tam dokumente nurodyta. Irgi yra labai graži detali instrukcija, kaip atlikti šitą konfigūravimą, kaip tai atrodo, kad verčiami ne tik dokumento laukeliai, bet ir sąrašai. Ir pačiam dokumente reikalinga nusirodyti apatinis brūkšnys N, tai reiškia, angliškai šitas tekstas bus išverstas, jeigu bus užpildytas duomuo, kurį reikia versti. Jeigu skaičius, tai jį versti nereikia, bet tai gali būti sąrašiniai elementai arba dažniausiai tai būna sąrašiniai elementai, atributai. Paprasto teksto natūralu, kad sistema neverčia. Taip, toliau yra jau gana senokai dokumento profilė realizuota skiltis veiksmų istorija, leidžianti pasižiūrėti, kas su tuo dokumentu, kas tą dokumentą matė, parsisiuntė ar atsispausdino. Tai dokumento profilį atsidarius, veiksmų istoriją matom, kad šį dokumentą nuo pat sausio 11, matau, buvo išsiųstas adresatui bss@workflow.lt, tai reiškia skaitmenintojai, tada admin demo žiūrinėjo, Dovilė žiūrinėjo, jie dviese čia vis pasižiūri, kas užregistravo dokumentą, čia galim ir paieškoti.
Tai jeigu kyla klausimas, ar darbuotojas matė tą dokumentą, ar pats spausdino, ar parsisiuntė, drąsiai galime pasižiūrėti per veiksmų istoriją. Sekanti naujovė įmonių grupėms, kur turim ne vieną įmonę, ne vieną portfelį, šabloną persikelti iš vienos įmonės į kitą reikėdavo prieš tai mūsų pagalbos, programuotojų kartais. Tai dabar turime galimybę tą padaryti vartotojo sąsajoje. Natūralu, kad darbuotojas, kuris perkelia šabloną, turi matyti abu du portfelius ir paspaudus kopijuoti į portfelius, pasižymėjus dokumento šabloną, nurodau, į kuriuos portfelius kopijuoju. Aš dėja tik vieną turiu priėjimą, tai negaliu perkelti šio šablono į kitą. Tai šablonas bus nukopijuotas su visais atributais, svarbiausia, ir kiek pamenu, be proceso, nes procesas ir proceso dalyviai kitame portfelėje jų nebus, tačiau atributus sistema perkopijos, tai nereikės kurti atributų. Ir konfiguracija taip pat perkopijos, kiek pamenu. Toliau, BI analitinėse ataskaitose atsirado nauja ataskaita, tikrai net ir dokumentų valdymo sistemą naudojantis klientai žinau, kad naudojasi BI analitika. Tai dokumentų ataskaitų rinkinyje atsirado dar viena ataskaita pavadinimu dokumentų veiklų analitika. Čia yra registruotų dokumentų, mokamų parašų statistika bei dokumentų veiklų analitika. Per čia galim spręsti klausimą, kas tokie su kokiais dokumentais nesusipažino, nepasirašė. Aišku, apdovanot daugiausiai, sukūrusi dokumentus, pasirašiusi. Ką aš čia matau, kad 23 metais netliktų aplamai veiklų ir vėluojančių ir netliktų yra 278, matosi jų dinamika pagal sukūrimo datą, ir matosi žmonės, kurie yra netlikę šių veiklų. Tai ir žmonės, ir tie žmonių padaliniai, galiu dar siaurint paiešką pagal dokumento tipą, pagal veiklos tipą, tarkim, tik pasirašymo veiklų, o apačioj matau visą sąrašą tų dokumentų. Ir galiu spausti, nueiti į konkretų dokumentą. Tai tikrai, ir aišku, čia kaip ir suprantama, kad BI analitikoje aplamai duomenys atsiranda, turi vienos dienos senumą. Tai reiškia, čia matau vakarykščius duomenis, nesu gyvais duomenim analitika dirba. Taip pat septinta naujovė, tai reiškia galimybė sinchronizuoti personalo planą į Google kalendorių. Kas nežino, kas yra personalo planas, tai taip vadinamas mūsų neatvykimų planas ir faktas, kas kada atostogavo, planuoja atostogauti šiame portfelyje, čia mylimukai, pasižiūrėkim visus. Čia tų darbuotojų, kad ir yra daug, bet jie čia tikrai nepuola pildyti atostogauti. Tai iš principo šio plano fakto sinchronizavimas galimas į Google kalendorių. Tos įmonės, kurios naudoja, tarkim, viduj Google kalendorių, yra galimybė tą informaciją nusinchronizuoti į Google kalendorių. Toliau atsirado galimybė atostogų prašyme, kai darbuotojas užpildo kolegą jūsų atostogų prašymą, matyti kolegų netvykimus, kaip nustatomi kolegos, tai dirbantis tame pačiame padalinyje. Tai dabar žiūrėkim, čia pas mus direktorius turi tvirtinimui 3 dokumentus, matau, Dovilė prašusi atostogauti ir atsiradusi toks ikonėlė, kolegų neatvykimai. Šia ikonėlė matoma visiems tą dokumentą matantiems darbuotojams. Ir pasižiūrėjus, matysiu, kad dėja nei viena Dovilės kolegė netostogauja. Šiuo metu, o Dovilė čia matau persidengia 3 kartus, neplanuoja čia atostogauti. Bet iš principo šitame ekrane vadovas gali spręsti, kas tuo pačiu apie neatvykimų persidengimą, reiškia, kas tuo pačiu metu iš kolegų atostogauja. Taip, toliau itin naudingas dokumento kopijavimas DVS-e, tai reiškia, atsirado galimybė ne tik šabloną persikelti iš vieno
iš vienos įmonės į kitą, bet ir šiaip pakopijuoti dokumentą, kaip ir bebūtų juokinga naujovė, bet ją galima būtų naudoti su komandiruotėm. Tuoj pabandysiu parodyti. Įsakymas dėl komandiruotės, štai turiu dokumentą, kuris, kaip ir sakyčiau, standartinis, tai reiškia, kada važiuoji komandiruotę, kas tokie važiuoja. Ir, pavyzdžiui, lygiai tom pačiom datom arba kitom datom reikia parengti kitą dokumentą, tai į tą pačią šalį su tom pačiom priežastim, tai sakau, kopijuoti, sukurti dokumento kopiją. Tai reiškia, tas dokumentas išlaikys viską, kas buvo. Na ir pakeičiu, pavyzdžiui, kad čia važiuos Aušra. Aušra neturi darbo sutarties, negaliu išsiųsti jos į komandiruotę. Tai ten pas mane kas buvo, Mantas gal kažkoks yra, Algimantas. Pasižiūrėsiu, ką aš čia turėjau. Ir Algimantas įsidėjo, tai Dovilę nuimu, tai Algimantą tam pačiom dienom galiu išsiųsti, galiu pakeisti datas, sistema perskaičiuos ir dienpinigius. Pavyzdžiui, nusiųskim nebe į Vokietiją, o į Vengriją, tai pasikeitė ir dienpinigių dydžiai, ir trukmė. Pagal datą susidėliojo 12 dienų ir pasikeitė ir dokumentas. Tai tokias, bet ne tik su komandiruotėm, tai gali būti bet kokį dokumentą galiu pakopijuoti ir pakoregavęs turėti panašų, bet kitą. Priminimai. Labai daug turim pageidavimų, kad mūsų sistema siuntinėtų laiškų, tai šis iš tos serijos. Priminimai išoriniams gavėjams, mes tai vadiname išorinius gavėjus, tai tokie yra dokumentų gavėjai, kurie nėra mūsų įmonės darbuotojai, tai gali būti mūsų kaip klientai, partneriai, kuriems siunčiam dokumentą su kvietimu pasirašyti. Tai šiuo atveju, kaip tai atrodo, galbūt siųskim dokumentą. Siunčiant dokumentą į pasirašymą, galiu nurodyti išorinį gavėją, nurodau, kam siunčiu. Ir šiuo atveju sistema turi, reiškia, aprašyti nustatymai ir galiu užkonfigūruoti, kad tam mano Remigijui, kuriam dabar siunčiu, ateitų po kelių dienų priminimas, kad jis vis dar nepasirašė mano siųsto dokumentą. Tai irgi gražiai yra aprašyta instrukcija, kurioje galime kokius nustatymus reikia pakeisti. Tikrai šitas nustatymas nėra įjungtas automatiškai, nes gal mes nenorim spaminti mūsų išorinio gavėjo savo laiškais automatiniais. Toliau, 11 punktas apie importuojamų laiškų procesus ir aprašymus. Žinote, tikrai, galbūt ne visi, bet tikrai žinote, kad yra galimybė susikonfigūruoti iš laiškų dėžutės, kad kristų dokumentai į sistemą. Krentant dokumentams į sistemą galime pasidėlioti tam tikras taisyklės. Dabar irgi čia praeitų metų naujiena yra galimybė nusirodyti dokumento šabloną įkritusiai sąskaitai, netgi išrinkimo kriterijus. Tai išrinkimo kriterijų iš laiško yra labai nėra daug. Siuntėjas, gavėjas, tema arba pranešimo turinyje kažko ieškoti ir pagal tai mes galime priskirti skirtingus dokumentų šablonus, o juose yra ir procesas. O procesas, kad dar būtų sudėtingiau, jis gali turėti išrinkimo kriterijus. Tai reiškia, šabloną galiu turėti vieną, bet pagal tam tikrą informaciją tas dokumentas gali keliauti skirtingom kryptim. Tai va tas mažiukas aprašymas ir reiškia, kad yra galimybė nusirodyti, kaip keliaus tas mano dokumentas, kokiu keliu, kokį procesą išrinkti pagal dokumento lauko sąlygą aprašymas. Jeigu dokumento aprašyme yra kažkoks tekstas, aš noriu, kad keliautų tas dokumentas, pavyzdžiui,
Kaip pavyzdys gali būti, ar ne, jeigu norim, kad sistema automatiškai atpažintų marketingui arba logistikai skirtas sąskaitas, tai siūsdamas skaitmeninti įrašau logistiką laiške ir siunčiu pats, tai jis jau skaitmenintos grąžina mums sąskaitą ir dokumento aprašyme bus tas tekstas logistika ir pagal tekstą logistika, kuris dokumento aprašyme yra, galiu išrinkti, kad į logistikos skyriaus vedėjui tas dokumentas nukeliautų tvirtinimui, o ne bet kam. Tai pagal tai galim labai lankščiai susidėlioti procesus, kur keliauja dokumentas po skaitmeninimo arba papildomą apdorojimą. Taip, ilgalaikės atostogos irgi didesniai kompanijai, kai turim darbuotojų, kurie iškeliauja į ilgalaikės atostogos, o tai yra mūsų nuomonė. Čia irgi ekspertai, sakykime, pasitarėm įmonės viduje, kas galėtų būti ilgalaikės atostogos, jūs galbūt traktuojate ir kitaip. Tai gimdymo nėštumo, karinė tarnyba, vaiko auginimo atostogos arba tėvystės atostogos, mūsų nuomonė yra ilgalaikės atostogos. Tai kai darbuotojas turi tokią personalo operaciją, mes traktuojam, kad jis yra ilgalaikėse atostogose ir jį įdedam į taip vadinamą adresatų grupę. Darbuotojai ilgalaikėse atostogose, pažiūrėkim, kiek čia pas mus, lygiai 1 lina. Ir tokiu būdu automatiškai darbuotojas šitas ilgalaikėse atostogose nebegaus iš dokumentų valdymo sistemos dokumentų. Nors ir siūsime visam padaliniui, bet tas darbuotojas nebegaus dokumentų. Žinau, kad yra poreikis ir darbo sutarčių sąraše lange matyti šią informaciją, šį požymį, ar tai yra ilgalaikis, ar tai ilgalaikis nedirbantis žmogus, tai tuoj realizuosim. BI analitikoje tai yra personalo arba darbo užmokesčio ataskaitų rinkinyje pavadinimų darbo sutartys. Ten yra požymis, tai pabandysiu parodyti, dirbančių darbuotojų ataskaitų, darbuotojų darbo sutarčių ataskaitoje, rodyti esančius ilgalaikėse atostogose. Taip, tai va turėčiau tą pačią linutę ir matyti, kad jinai vienintelė šioj konkrečioje įmonėje yra ilgalaikėse atostogose. Tai irgi, jie kaip ir darbuotojai, bet nedirba. Kaudį laiką atostogauja, jeigu taip galim pavadinti atostogom. Taip, realizavimo galimybę DVS rodyti naudojimo atributo aprašymą. Tai irgi pravartu tada, kai turime atributo reikšmę ir norėtųsi paaiškinti tam darbuotojui, kuris renkasi tą reikšmę, ką jinai reiškia. Tai labai gražiai atrodo, kaip pavyzdį pateikėme, kad tai yra atleidimo prašyme straipsnis. Tai tuoj parodau, kaip tai atrodo, pasiprašys direktorius atleidžiamas, įsakymas dėl atleidimo, tai gali būti ir prašymas, ir įsakymas, dokumento tipas esmės nesudaro, nurodau, nuo kada noriu būti atleistas ir štai galiu matyti, kad prie straipsnių yra tam tikri pavadinimai suvesti. Tai kai kurie neišversti, čia pasitaisysim, aš kolegijai pateikiau pastabėlę, kad reikėtų sutvarkyti tos, nes jie yra standartiniai tie straipsniai. Taip, tai čia ir apie straipsnius kalba ir aplamai apie tas atributų reikšmes, kurių, kaip sakant, paaiškinimą norėtumėm darbuotojui atvaizduoti, kad jis nesiblaškytų ir neklausinėtų, ką čia reikia pasirinkti. Taip pat procesų siuntimo lange, jeigu siunčiam lygiagrečiai veiklai darbuotojams, kad užsibaigtų, vienam užbaigus, užsibaigtų visas tuntas veiklų. Kam to reikia? Irgi labai konkretus pavyzdys, rodau pavyzdžių, kaip aš irgi vizualią atminčių turiu ir tikiu, kad ir kiti žmonės taip pat turėtų įsiminti. Tai tą pačią sąskaitą siūsiu, pavyzdžiui, išimsiu iš šablono, pridėti tvirtinimą, pasirenku Aušrą, pasirenku Dovilę ir jeigu siunčiu lygiagrečiai, galiu rinktis, kad vienam iš šių dalyvių pabaigus veiklą, jinai užsibaigtų ir kitam. Tai tais atvejais, kai nesvarbu, kas tą sąskaitą patvirtins, svarbu, kad bent kuri patvirtintų,
kad kitai nebekabotų tas dokumentas kaip netliktose veiklose, galiu pasirinkti taip. Ir tada nesvarbu, kuri pirmesnė atliks tą užduotį. Tai čia su visom veiklom, kurios siunčiamos lygiagrečiam procesui. Tai tikrai naudinga ir tai yra funkcija irgi realizuota klientų pastebėjimu. Linksniavimas. Linksniuojam ne tik vardą pavardę, bet ir pareigybės ir padalinius. Papildysim šią instrukciją vardų ir pavardžių linksniavime ir pareigybės, bet principas labai panašus. Prie antraštės reikėtų nurodyti linksnio klausimą. Kas neprisimena linksnių ir klausimų, tai esam padarę, matau, lentelę, kokie linksniai į kokį klausimą atsako. Nelabai suprantu, kolega kažką bando sufleruoti. Toliau. Linksniavimas. Partnerio adresų suvedimas atsirado daug patogesnis, tai reiškia, yra galimybė susivesti kliento adresą, naudojant kliento adresą, tai nebūtinai fizinį ar juridinį asmenį, bet ir fizinius asmenius mes vedam į sistemą, tai adresai pas mus Lietuvoje administruojami įvairių institucijų, mes pasirinkom integratorių Post IT LT, su juo susintegravom ir yra galimybė vedant klientą, tai parodysiu irgi tą pačią sąskaitą, Juozaitis, naujas asmuo ir vedant adresą aš galiu pasirinkti, kad tai yra Kaunas. Tada matau Kauno gatves ir pasirinkęs gatvę ir namo numerį gausiu pašto kodą. Tai čia toks palengvinimas tiem klientam, kuriem labai tikslių adresų reikia. Aišku, kai yra integracija apie juridinį asmenį, kai kalbam, tai natūralu gaunam iš rekvizitų. Dabar integracija bus su kitu tiekėju, bet iš principo bus tas pats funkcionalumas. Adoka SIG atnaujinam peržiūros langą, tai irgi čia yra specifiniai Adoka SIG formatai dokumentų valdymo sistemoje, kur galim pačiam dokumentėm, neišpakuojant to dokumento tipo, pamatyti, kas yra jo viduj. Tai štai turiu sutartį ir pasikeitimas yra tas, kad rodom šone tą turinį, tai galim nesunkiai naviguoti per to Adoka SIG, nes Adokas SIG-as kuo skiriasi nuo įprasto dokumento, kad jis yra dokumentų rinkinys, kurį mes sudedam, ne tik kad pavienis dokumentas, kurį sudedam į vieną ir ten jie gali būti skirtingi. Čia matau galbūt tas pats dokumentas yra. Tai dokumentų valdymo naujienų tiek. Iš principo jų čia buvo ir smulkesnių, ir didesnių, bet išrinkom svarbiausias mūsų nuomonė. Perinu prie atlyginimų ir personalo valdymo. Irgi eiliškumas buvo pasirinktas pagal tai, kaip pasirodė tos funkcijos, sakykime, gyvenime. Tai šiuo atveju matau, kad tai yra pirma naujovė, tai skirtingi darbo santykių tipai. Praktikantai, valdybos nariai, autorinės sutartys ir papildomi susitarimai. Tai darbo sutarčių, reiškia, sudarant darbo sutartį, mes turim atitinkamai sutarties rūšis ir tai yra autorinė sutartis, papildomas susitarimas, savanoriška praktika ar švietimos įstaigos praktikantas. Tai priklausomai nuo sutarties tipo skirtingai sistema elgiasi. Valdybos nariams ir autoriniams sutartims, mano, kiek atsimenu, nei tabelis, nei grafikas nesipildo, praktikanto galim turėti darbo laiko apskaitą ir be jos, jeigu norim žmogui ir normaliai ir grafiką jam sudaryti, ir tabelį pildyti, tai galim turėti praktikantui darbo laiko apskaitą. Papildomas susitarimas lygiai taip pat yra galimybė turėti papildomą darbo laiko apskaitos žiniaraštį, tabeliuką.
ir visur yra nurodytos gražiai instrukcijos, reiškia, kaip tai apsirašo ir kaip tai įtakoja skaičiavimus. Atostogų rezervo skaičiavimas pamėnesiui irgi dažno kliento naudojama funkcija, reiškia, tie, kurie skaičiuoja kartą metuose, tai gana nesunku yra pasigeneruoti ataskaitą, galiu aš pageneruoti ją ir šiek tiek pakomentuosiu. Paskaičiuotas atostogų rezervas, ataskaitos pavadinimas, ir jeigu žiūrėčiau 23 metus, sąrašėlį pasigeneruosiu, tai ir ataskaitą pakeitėm truputį, kad būtų jinai galbūt kiek aiškesnė. Tai šioje ataskaitoje, ką mes matom, darbuotojų informaciją, kaip matėte iš parametrų, galiu pasižiūrėti ir atleistų darbuotojų informaciją, ir filtruoti pagal padalinį, pagal projektą, tai gana lankščiai pasižiūrėti atskirai. Toliau matau stulpelį atostogų normą. Atostogų norma rodoma ataskaitos laikotarpio pabaigai. Toliau yra, kiek pradžiai buvo sukaupta dienų, kiek per laikotarpį žmogus sukaupė. Čia irgi duomenys reikėtų taip žiūrėti atlaidžiai, nes tabeliai neuždaryti, tai bet kas per metus turėtų kaip ir susikaupti tiek, kiek yra norma. Bet čia yra nekorektiška teikti taip, nes demonstraciniam portfelį duomenų bet kokių yra. Toliau, kiek panaudojo žmogus atostogų, koks skirtumas, tada laikotarpio pabaigai koks likutis, vadų rezervo pradžiai, pabaigai ir galų gale turime rezervo pokytį laike ir rezervo sumą. Tai irgi yra svarbu du dydžiai. Tai tikrai dabar jau mano nuomonė, sakykime, beveik ideali ataskaita. Aišku, idealus pasaulis, galbūt skirtingai suvokiam jį. O skaičiavimas pamėnesiui, kaip vykdomas, tai yra sumos apskaita jauselėje, atsiradęs atostogų rezervos perskaičiavimas datai. Tai reiškia, yra sudėliota konfiguracija. Jeigu kam irgi įdomu, yra instrukcija, kaip tai atliekama ta konfiguracija, ir tik tai nusirodau periodą, kuriam čia matau, kad skaičiavimai aplamai rezervo nevykdomi, perskaičiavimai, nes 21 metų spalio 31 tik tai siūlo sistemą perskaičiuoti. Ir sistema išnulina viską ir įkelia skirtumą. Rezultate, ką mes gaunam pamėnesiui, pliusų minusų žaidimą. Jeigu žmonės daugiau atostogavo negu sukaupė, tai iš rezervo iškeliam sumelę. Jeigu daugiau sukaupė nei atostogavo, tai reiškia, pasidedam į rezervą į tam tikrą DK sąskaitą sumelę. Mamadieniai. Su mamadieniais vis dar turėjom klausimų, ypač su viena vaikutė auginančiais tėveliais ir mamytėm iki 12 metų. Tai nuo kada skaičiuoti tos mamadienius, ar kalendoriniais ketvirčiais, ar individualiais periodais, tai sistema gali ir taip, ir taip. Tikrai, kas jau įsibėgėjo taip, kaip kolegos pakonsultavo. Tačiau turime dėl mamadienių ir žemiau naujieną. Štai. Kur taikoma suminė darbo laiko apskaita, tai čia irgi tie klientai, kurie taikote suminę darbo laiko apskaitą, vieno iš kliento paklausimu, VDI išaiškino, ar kas ten pakonsultavo atitinkamai, kad jiem galime sukaupimą ne per 3 mėnesius, bet per 4, kaip pavyzdys, vienos dienos. Tais atvejais, kai darbuotojas 12 valandų dirba, tai per 3 mėnesius būk tai susikaupė tik 8 valandos, tai ne pilna diena, tai per 4 jau bus pilna diena. Tai tą išaiškinimą padarė, tai mūsų sistemoje yra atsiradusi galimybė sumininkui nusirodyti periodiškumą, per kiek mėnesių susikaupė ta, vargiai mano, viena dienelė. Tai šiek tiek užbėgau į priekį, nes jau apie tos mamadienius kalbėjau. Analitinio ataskaitų patobulinimai, tai irgi jų nemažai. Gal truputį prie jų ir šiek tiek sustosiu, tai reiškia galimybė pasitikrinti planą faktą atostogų.
tai nueikime į bioanalitinę ataskaitą, planas faktas atostogų yra personalo ataskaitų rinkinyje. Ir joje mes rasime atostogų planą faktą. Ir čia matau likutį šiai dienai, likutį metų pabaigai. Irgi labai pravarti ataskaita, leidžianti įsivertinti planuojamų atostogų, reiškia, ar išnaudos darbuotojai tas atostogas. Sekanti naujiena tai būtų pamatyti ir darbuotojų sąrašą. Tai visose ataskaitose, pavyzdžiui, kad ir darbo užmokesčio, atsirado, tarkim čia, tokius ikonėlė, kurioje matau lentelę. Tai pamatau lentelę su tarkim, detalumu tų duomenų. Tai pažmogiui arba, pavyzdžiui, atostogų rezervo ataskaitoje galiu nunaviguoti ir pasižiūrėti pardavėjų vidutinį ir matau, čia aišku, jų irgi kiek po vieną matau priimta. Reiškia, tą lentelę galiu pasižiūrėti. Taip, pilną etatą dirbančius faktinio atlyginimo ataskaitoje, tai irgi svarbus dalykas. Dvi varnelės yra atsiradusios, pilną etatą dirbančius be netipinių pajamų faktinius atlyginimus rodyti. Kas yra netipinės pajamos, yra konfigūruojamas dalykas, bet mes nusprendę esam, kad tai yra, pavyzdžiui, dienpinigiai. Tai yra netipinės pajamos ir jos šitoje ataskaitoje dienpinigiai eliminuojami. Tai reiškia, jie neskaitomi darbo užmokesčio dalimi. Kai kurie klientai tai skaito. Toliau, faktinių ir sutartinių atlyginimų iškelti rodikliai, vidurkiai medianos, kvantiliai, tam, kad įsivertinti ne tik vidutinį atlyginimą, bet ir tuos du kvantilius, tai reiškia to žemesnės kvalifikacijos darbuotojų atlygį bei vadovų atlygio pokytį. Kaip matom, šiuo atveju šio įmonėje žemesnio kvalifikacijos darbuotojų atlyginimai augo greičiau negu vadovų atlyginimų augimas. Tai irgi leidžia tokią įžvalgą daryti. Etatų plano ataskaita tai leidžia planuotis etatus pagal padalinį, tai reiškia, kiek kokiam padalinį reikės mums darbuotojų. Natūralu, reikia susivesti duomenis apie tai sistemoje, tai jie vedami, kam įdomu, prie pareigybės, nusirodo, kiek tos pareigybės tam tikram padalinyje turėsiu turėti darbuotojų. Pavyzdžiui, klientų aptarnavimo specialistas 15 padalinyje 6 terminuotas pareigybės norim turėti. Tai va, tokiu būdu suvedus duomenis mes vėliau galėsim juos analizuoti bioanalitikui. Taip. Papildėme padalinių medį, matyti irgi dažno kliento, kai yra daugiau kaip keli padalinukai, tai štai taip jau čia matau pusiau toksai medis nemažas ar ne šitam demonstraciniam portfelė, tai yra galimybė pasižymėti visas medžio šakas ir analizuoti tokiu principu ataskaitas. Taip, pagal dirbtą laiką, pagal pareigas ir padalinius galimybė matyti. Tai čia irgi darbo laikas, taip, pagal padalinį ir pareigas. Toliau nauja ataskaita, tiksliau, neatvykimai padieniui, tai irgi turim neatvykimus. Jose mes, čia labai jau skurdu, kadangi demonstraciniam portfelė mažai kas atostogauja, viena lina, tai matosi, kiek darbuotojų nebuvo, kokia priežastis, mamadienį, atostogos, mokamos, nemokamos, ligos, taip pat matosi šitoje ataskaitoje. Komandiruotės ataskaita irgi nauja prie darbo užmokesčio, nes ten pinigėliai matosi. Ten mes galim analizuoti duomenis apie komandiruotės. Reiškia, kiek kokioj šalyje darbuotojai buvo, kiek gavo komandiruoti pinigių, kaip tai koreliuoja su darbo užmokesčiu uždirbtų ir panašiai.
Toliau, personalo plane ir grafikų bei tabelių portale matyti asmeninę informaciją realizavom galimybę. Tai reiškia, tai kaip pavyzdys tabelių portale, aš galiu rodyti arba nerodyti darbuotojų asmeninę informaciją. Čia tam reikalui, kad kai kur vadovai su sistema dirba tik, pavyzdžiui, tabeliuose arba personalo plane ir norim, kad žinotų telefoną, numerį. Mailas galbūt mažiau reikalingas, bet jeigu būtų suvestas aušros telefonas, tai vadovas jį galėtų pasižiūrėti. Aišku, tai yra reguliuojama per nustatymus, kad matytumėm tik tai tuos duomenis, kurios priklauso. Šeštas, reiškia, galimybė kurti premijų priedų įsakymus, sukuriant ir dokumentą. Tai irgi nemaža naujovė tiem klientam, kurie, sakykime, ne tik etatinį atlyginimą darbuotojai gauna, bet ir priedus skiriam ir galbūt atskaitimus. Tai yra labai detali instrukcija, net jos dvi. Aš tik trumpai parodau patį principą, kad pasirenku žmogų. Čia šiuo atveju aš jau netgi esu pridėjęs Raimondui 500 eurų, tai pridėsiu dar ir Evaldui. Suvesti priedą išskaitą. Tai vedama per tabelių portalą. Idėja tai, kad vadovas skiria priedą. Galiu sistemoje sudėlioti, kokius tos priedus vadovas gali pridėti, nebele ką. Na ir per vienkartinę premiją 300 eurų. Tai padarius, kas susikuria. Čia mato vadovas, kad tai bus 300 eurų, čia yra priskaitoma suma, galima sudėlioti, kad vestų ir į rankas. Ta atitinkamą priskaitimą reikia naudoti. Kas tada susikuria personalo įsakymas sistemoje, tai buhalterija kiekvieną mėnesį gauna tiek, kiek turime skirtingų žmonių skiriančius priedus, tiek įsakymų atsiranda. Štai čia susikūrė ką tik man suvestos Evaldui įsakymas skirti 300 priemonę. Ir kai tvirtinu, kas įvyksta, aš kaip buhalteris patvirtinu šį įsakymą, kas įvyksta, susigeneruoja dokumentas ir išsisiunčia procesui. Tai reiškia, mano atveju tas dokumentas iškeliaus direktoriui pasirašyti. Čia vakar aš kūriau, tai štai taip atrodo dokumentas. Aišku, pats dokumentas galėtų būti ir kitoks, skirtingas, nes tai yra priklauso nuo dokumento šablono, kaip mes jį susidėliosim, bet pati idėja yra tai, kad sistema štai pasitvirtino įsakymas, aš jame rasiu tą patį dokumentą. Tas dokumentas yra taip vadinamas adinsinis šablonas, personalo įsakymas priedo skyrimui ir jame yra nurodytas ir dokumento šablonas su procesais. Priedų skyrimas vadinasi, taip, susiraskime ir jį, priedų skyrimas ir tame dokumento šablone, pačio dokumento nėra, yra registras, į kurį turi būti talpinamas, yra parašo tipas, yra šiuo atveju, matau, 2 žingsniai, pasirašymas vadovui, direktoriui ir registravimas Dovilei. Kadangi yra uždėta automatinė registracija, tai pats dokumentas irgi po direktoriaus pasirašymo, štai atėjo pasirašymas, matau, kad 300 eurų Evaldui bala turi būti skiriama ir paspaudžiu pasirašyti, kadangi kvalifikuotas parašas, kai pasirašau, automatiškai šitas dokumentas užsiregistruos. Tai tokia ilga istorija, bet jeigu trumpai, buhalteriui pakanka sudėlioti, kad vadovas stabiliai nurodo priedus iki tam tikros dienos X. Tada buhalteris patvirtina įsakymus personalo įsakymus ir skaičiuojant atlyginimą, kai skaičiuosime Evaldo sausio, dabar galvoju, aš jam čia sausį skyriau, skaičiuosime sausio atlyginimą, tas priedas įkris. Čia matau, priedas užsirinktas lovas Evaldui kažkaip įpuolęs ir čia gruodis, nesausis, tai
tai tas priedas iškart įkris tiesiai į žiniaraštį. Nei importuoti, nei eksportuoti nieko nereikės. Tokia tad įdomi ir tikiuosi naudinga naujovė tiem, kurie turi daug tų priedų ir nori tvarkingai susitvarkyti ir dokumentą, kad vadovas pasirašytų ir kad automatizmas atsirastų skaičiuojant. SMS. Labai nesunki funkcija, paprasta parodyti, atsirado galimybė iš sistemos siūsti darbuotojam, vienam keliem, SMS-us. Tie darbuotojai gali būti ir dirbantis, ir kandidatai. Tai turime klientų, kurie kandidatams atsakymą siunčia SMS-u, kad ačiū, viskas tiko, patiko, bet pasirinkome kitą. Tai tiesiog turi būti suvesta kontaktinė informacija į telefonas ir SMS-o tekstą parinktiems darbuotojams suvedu, gana paprasta. O dirbantiems, tai ten ateiti anksčiau, vėliau, nepamiršti pasveikinti, fantazijos klausimas, ką norime nusiųsti. Automatinis atostogų trumpinimas atšaukimas, tvirtinant ligas. Čia tiem klientam, kurių darbuotojai mėgsta atostogų metu susirgti, naudinga funkcija ir tai daro masiškai, nes šiaip, ką mes turėtumėm padaryti, kai žmogus susirgo atostogų metu, tai sutrumpinti atostogas ir tada jau po ligos darbuotojas gali rinktis, ar nori toliau atostogauti, pildo atostogų prašymą, ar tiesiog grįžti į darbą ir darbuojasi. Tai kai yra vienas toks 2 atvejai per mėnesį, tai viskas ok, gal ir rankom galima, pavieniui galima susitvarkyti, bet kai yra daugiau tokių situacijų, tai kuriama personalo, tai norima, kad tai būtų automatizuota, tai šitas punktas apie tai ir yra, kad susimportuojam ligas, tvirtinam ir atitinkamai susidėliojus konfiguraciją mums susitrumpina atostogos, susikuria ir atostogų trumpinimo dokumentai, nes originalaus atostogo prašymo mes nekeičiam, jisai prašysi žmogus atostogauti 2 savaitėm, o dėl ligos mes turim sutrumpinti 3 dienom, iki 3 dienų, tai dėl to atsiranda daug ir popierių, ir sistemoje spaudinėti, tai šitas automatizuoja šitą klausimą. 9 punktas kalba apie darbo grafikų importą. Tai čia būtų naudinga tiem klientam, kurių darbo laikas apskaitomas ne mūsų sistemoje arba sudarinėjami grafikai ne mūsų sistemoje. Tai iš esmės galima importuoti į sistemą tiek grafiką, tiek tabelį. Aišku, ne bet kokio formato, yra tam tikri formatai, pridėtų instrukcijų yra išvardinti visi formatai ir jūs tik turite išsirinkti norimą, arba užsakyti dar vieno formato programavimą, nes jų dabar yra 5 berods. Toliau, atostogų išklotinė, irgi labai paprasta parodyti ir manau daugelis tai pastebėjo iškart, kai realizavome, tai darbuotojų savitarnos portale kiekvienas darbuotojas gali paspaudę šitą mygtuką įsitikinti, kad jūs nepavogėte kaip darbdavys atostogų ir suteikėte tiek, kiek žmogui priklauso. Tai atostogos susikaupė uždarant tabelį pagal normą ir mėnesio kalendorinių dienų skaičių, o būna panaudojamos atostogaujant. Tai šiuo atveju matom, kad paskutinį kartą tabelis uždarytas rugsėjai. Na ir šiai dienai šitas direktorius turi šitiek dienų nepanaudotų atostogų. Taip, naujiena tiem, kurių etatas yra nepastovus darbuotojų, yra galimybė, čia dažniausiai suminė darbo laiko apskaita vėlgi įsivelia, yra galimybė skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas arba už atostogas, padauginant iš koeficiento. Na, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba tai 12, tai 3, tai 4 valandas per dieną, tai 16 gal ne, tai 1, tai 8, ir tai yra nepastovu ir keičiasi. Ir tai kiekgi dabar, kai žmogus atostogauja, jam traktuot tą atostogų dieną, kiek čia tų valandų, tai šis funkcionalumas leidžia, kaip pavyzdys, per 12 mėnesių pasižiūrėti, kiek vidutinė darbo diena truko žmogaus
ir už tiek valandų jam ir sumokėti, ypač lyginant su valstybiniu darbo grafiku. Kaip tai padaryti, irgi rasime instrukcijoje gražiai detaliai išsudėliota. Tai čia irgi atkreipiu dėmesį, sumininkam gali būti aktualu, kurie, sakykime, arba nori sąžiningiau už atostogas sumokėti iš vidurkio ir kurių darbuotojai dirba nepastoviu dienos grafiko režimu. Sekantis 12 punktas apie atlyginimo lapelėje matomos informacijos konfigūravimą, tai yra sistemoje galime sukonfigūruoti, kas lapelėje matosi lapelio antraštėje, kas struktūroje matosi. Dar vis irgi tobulinsim, kad būtų galima surikiuoti lapelėje priskaitimus, kad visą laiką būtų, sakykime, tie vadinami pagal priskaitimai visą laiką vienodo eiliškumu, nes dabar išsibarsto karts nuo karto. Dirbto laiko konfigūravimas, tai kas į dirbtą laiką įskaičiuojama, neatvykimų konfigūravimas, kaip susidėliojami neatvykimai ir galų gale yra galimybė lapelėje parodyti žiniaraščio pagrindą, už kągi skiriu tą priedą žmogui, kad jis matytų ir pagrindo tekstą lapelėje. Taip pat atsirado labai naudinga funkcija, leidžianti darbuotojo darbo užmokesčio žiniaraščio priskaitimą pakeisti pavadinimą į norimą. Tai reiškia, aš galiu priskaitimą, pavyzdžiui, priedas už surinktas lovas, man pas mus, tarkim, ne lovas renka, o stalus, ar ne, tai pasikeisti pavadinimą šio priedo ir tokio pavadinimu darbuotojas matys tą priedą, bei visoje analitikoje to priedo pavadinimas bus pasikeitęs. Tai čia ypač tiem, kurie startuoja su mūsų sistema, būna pravartu, kad, sako, visai gražus priedas gerai veikia, čia su visais vadų traukiama, netraukiama, į GPM traukiama, kokiu kodu, bet pavadinimas būtų fain, kad būtų kitoks. Tai va, taip drąsiai galime pasikeisti priskaitimo pavadinimą ir jis pasikeis ir visoje sistemai. Tai vat, buvo lovos, tapo stalai. Tai ir lapelėje tas pavadinimas bus pasikeitęs. Taip. Toliau judam. DAU sąnaudų informacijos perkelimas į kitas sistemas. Atsirado specializuota ataskaita, leidžianti eksportuoti sistemos didžiosios knygos duomenis susijusius su darbo užmokesčiu į išorinės apskaitos sistemas. Tai irgi naudojantiems Revilę, čia galbūt populiari gana buhalterinė programa Lietuvoje. Tai, darbo užmokesčio DK duomenys išorinė apskaitos programai. Čia nusirodau laikotarpį, nusirodau įmanomas visas detalizacijas, tai kaip pavyzdys galėtų būti padalinys, pagal ką apgrupuoti šios duomenis, nebūtinai pažmogiui, gal tik pagal padalinius Revilėje aš sąnaudas registruoju ir pasirinkti formatą. Šiuo atveju kol kas yra 3. Jeigu jūs dabar rankom keliat, sakykime, tą informaciją ir jos trunka gana ilgai, tai siūlau išnaudoti šios 3 formatus. Na, jeigu jo nerasit, drąsiai galim pasiūlyti suprogramuoti jum tinkantį importo į apskaitos programą, didžiosios knygos duomenų importo į apskaitos programą formatą. Taip, toliau punktas leidžiantis tiem, kurie klientai analizuoja ir veda duomenis pagal padalinius, pagal projektus ir nori dar tiksliau tai daryti, atsirado galimybė tabelyje prie tam tikro žymėjimo nurodyti ir projektą, kuriame ir vyko tas įvykis. Na, va čia greičiausiai taip, užrakinta, atrakinsiu, parodysiu, kas čia yra. Tai reiškia, čia ponė Indrė sausio 5 dirbo 8 valandas, iš jų 1,5 valandos viršvalandžių. Ir norėčiau pasakyti, kad šiaip tas 6,5, kiek jai priklausė, dirbo projekte VMG Šakuona, o 1,5 valandos tų viršvalandžių, kurie bus visai kitų tarifų ir atskirų priskaitimų suskaičiuoti, tai jau dirbo visai kitam projekte arba padalinyje.
nurodydamas kitą projektą. Tai tada toks detalumas leidžia į tuos nuokrypius išdetalizuoti atitinkamai. Jeigu aš viršvalandžius dirbsiu po porą valandų skirtingose projektuose, tai viršvalandinių priskaitimą perskels per pusę tiem 2 projektam. Tai tokia yra šio funkcionalumo idėja. Reiškia, galiu, nurodydamas visas darbas naktį, tai reiškia prie projekto IKEA, taip, ta šakuona ir darbas naktį 4 valandos, čia 4 irgi IKEA Industry. Tai tokiu būdu galiu nurodyti, kaip tas darbas naktį dar pasiskirsti. Ar ne? Toliau, darbų suvedimas per darbuotojų anketą. Darbuotojų anketa šiek tiek patobulėjo dar labiau, tai ne tik adreso nusirodymas, bet ir vėliau čia bus galimybė dirbančių darbuotojų duomenis atsinaujinti. Tai gal kai rodysiu tuos, galiu parodyti anketą, kaip atrodo. Taip, darbuotoją kokį susirandam. Ir atidarykime tiesiai tą anketą. Kaip tik ir adreso nėra. Taip, tai Kęstutis, nieko čia nėra suvesta duomenų ir tam antram žingsnyje yra, kaip ir aš jau rodžiau, prie dokumentų valdymo sistemos galimybė nusirodyti tikslo adresą. 6 matyti nėra 9 Forto gatvėje, nes neduoda pašto kodo, tai Europos prospektą tai tikrai yra. Taip, tai tokiu būdu susivesti tikslo adresą. Galime, nes yra post-IT integracija. Prastovų skaičiavimo būdas, tai irgi čia greičiausiai labai, gal dabar jau pandemija baigėsi ir tų prastovų mažiau, tačiau ką gali žinoti ir gal kitų priežasčių yra, tai dar sėki atsirado dar vienas būdas ir štai yra visi 4 būdai gražiai detaliai aprašyti, tai kas turėsite prastovas, atsiminkit, kad galim įvairiai paskaičiuoti, kiek mokėti už prastovas. Tabelių portale irgi naujovė atsirado, kad per operacijos teisę galiu reguliuoti, kas tabelį tik veda, o kas užrakina. Nes dažniausiai gali būti sudėliota tokia taisyklė, kad veda vienas žmogus, o tvirtina to padalinio vadovas. Tai tvirtina, tai ką tai reiškia, tai užrakina. O personalas, darbų užmokesčio žmogus, skaičiuodamas, jisai laukia, kol bus užrakinti. O ką tai reiškia? Tai kad vadovas matė ir patvirtino, kad viskas gerai, galima skaičiuoti atlyginimą. Tai reiškia, o tą užrakinimą galim reguliuoti, kas konkrečiai gali tik suvest, o kas gali ir suvest, ir užrakinti per operacijų teisės. Darbo priemonių portalo naujovių keletas yra. Tai kas naudojatės darbo priemonių portaliuku, atkreipkite dėmesį, kad galim, kad ateitų priminimai apie tam tikrų darbo priemonių galiojimo pabaigą. Tai reiškia, mes galim susidėlioti, kad darbo priemonė galioja kažkiek laiko, 12 mėnesių kaip pavyzdys, ir artėjant tam terminui, kad gautumėm priminimą, kad Saulius be batų vaikšto. Su batais, kurių galiojimo terminas baigėsi. Galima pasirinkti darbo priemonės, ar reikia pasirašymo, nes kai kurie klientai nepasirašinėja. Taip pat pagal padalinius, tai reiškia, galime sudėlioti taisyklės, kurio padalinio vadovas gali, reiškia, atsakingas už darbo priemonės. Tai reiškia, aš išdavinėčiau tik šio padalinio, ne aš, Kiraitė, tik šio padalinio darbo priemonės administruotų.
D01 statistinė ataskaita realizuota ir XML formatu, tai reiškia, dabar tą statistikos departamentas atliko pakeitimus ir nepriima forfilerinių ataskaitų, tai reiškia, reikia teikti XML formatu, tai sakykime, žmogiškai pasižiūrėti, kas ten toje ataskaitoje bus galima ir seną ataskaitą sugeneruoti, taip gal. FFdata formatu, o kas į XML patį susigeneruoti ir teikti jau reikia per portalą, reiškia, susigenerau, parsisiunčiau, taip kaip banko mokėjimo nurodymą, kas teikia bankui pavedimus, taip ir XML arba į SAFą. Panašių būdų, reiškia, susigeneruojam failiuką, keliam į statistikos departamento puslapį ir tikimės, kad jie nepakeitė formato. Šiandien girdėjau, kad pasikeitė, reikia koreguoti, nes tą XML formatą keičia kaip Sodra, VMI rečiau, bet Sodra dažnai keičia tos savo formatus. Taip, pagrindo tekstą, tai čia jau minėjau, atlyginimo lapelėje galime nurodyti pagrindo tekstą, jį surašius žiniaraščio skiltyje pagrindas, puikiai surinkai 100 PM stalų. Tai jeigu šitą tekstą įrašysiu, jį galiu ir importuodamas priskaitimus, atskaitimus, tai įrašius šitą pagrindo tekstą, tas tekstas bus atvaizduotas algalapį, lentelėje vardinant priskaitimus. Mamadienio vieną vaiką auginimą suteikimui sumininkam, kas 4 mėnesiai jau pristačiau, tai nesakau, kad jūs taip turit daryti, bet tais atvejais, kai darbo diena, darbo pamaina trunka ne 8, o 12 valandų, tokį turim išaiškinimą, kad susikaupė per 4 mėnesius. Į klausimus galite rašyti, bet į klausimus atsakysiu po susitikimo, nes nematau to ekrano klausimų. Dar turim 15 minučių, manau, ir bus klausimai atsakymai. Taip, sukurtas funkcionalumas, kurio pagalba žiniaraštyje į rankas. Jo. Naujovę turime galimybę nusirodyti tiek priedą, tiek galutinę sumą į rankas. Tai yra priedas į rankas, pavyzdžiui. Taip. 200 eurų, tai sistema suskaičiuos, kiek trūksta, aišku, čia turėtų būti gruodis uždarytas, kiek trūksta priedo ant popieriaus, kad žmogus gautų papildomus 200 eurų į rankas. Tai va šis funkcionalumas leidžia ne tik ranką čia suvedinėti, bet ir importuoti. Vadovas sugalvoja visiems po 500 eurų skirti grinais, priedą. Bet jis nežino nei ten, kiek procentų moka Sodrai, kiek taikosi, nesitaiko NPD, tiesiog, sako, visiems. Tai tokia galimybė atsiradusi ir taip pat suma į rankas mėnesinė irgi yra galimybė tai padaryti. Anketa. Reiškia, anketa, viskas šaunu, gražu, kai darbinam darbuotoją, mes susirenkam informaciją apie tą darbuotoją, tačiau vėliau gyvenimas nestovi vietoje ir anketiniai duomenys kinta darbuotojų, tai padarėme galimybę iš sistemos paprašyti, kad tos anketos duomenys darbuotojas atnaujintų. Tai štai taip padarau direktoraitį, sakau, noriu siūsti jam kvietimą atnaujinti duomenis, tai nusirodau kokius duomenis. Visų pirma, papasakoju galbūt, kur reguliuojasi darbuotojų anketos konfiguracija. Čia reguliuojasi, ką mes aplamai kaupiam apie darbuotojus, ką anketoje rodome, tai kaip pavyzdys kitos informacijos arba kompetencijų išsilavinimo, išsilavinimą dar noriu kaupti, pasidarau taip. Ir tada sakau, kur tas mano dabar iš darbuotojų sąrašo, išsirenku, kurių darbuotojų noriu, kad atnaujintų duomenis, galiu pasirinkti kelis, galiu pasirinkti vieną. Ir sakau, siūsti kvietimą atnaujinti duomenis. Įrašau laiško antraštę, tekstą, tai čia bus vienkartinis laiškelis, bet pats atnaujinimas bus savitarnoje. Reikia atnaujinti. Tai išsilavinimo kompetencija bei, pavyzdžiui, besibaigianti dokumentą, pasą, kad atnaujintum.
Taip, ir tada gaunu prisijungęs kažkaip vartotojas prie sistemos, o direktorius jis prisijungęs, tai prie sistemos prisijungus darbuotojui, jis gauna štai tokį priminimą, kiekvieną kartą prisijungęs gauna, prašome atnaujinti duomenis, vėliau gali grįžti čia, gali ir čia paspausti, taip sakant, tų vietų, per kur atnaujinti gali jisai nemažai, bet tas pranešimas jisai įkyriai matomas kiekvieną kartą prisijungus prie sistemos. Paspaudus, aš papuolu į tiek žingsnių, matau bus 2 žingsniai, tai reikia atnaujinti dokumentą, tai reiškia paso manęs čia prašo, kuris baigia galioti, tai taip, ir matau kompetencijų taip pat man ir išsilavinimo norima, ar ne, tai tarkim vidurinis, pedagoginis, apskaitininkas. Tai tokiu galiu ir privalomumą reguliuoti, ar ne, tai čia matau privalomumas sudėliotas. Tai tokiu būdu atnaujinu, o koks darbuotojas ką atnaujino, arba neatnaujino, galiu yra atnaujinti duomenis varnelę, taip, kurioje matau, kad šie darbuotojai dar turi atnaujinti duomenis, o direktorius jau atnaujino, varnelės nėra. Ir įlindęs į vidų darbuotojo kortelėje aš matau, kokių duomenų aš prašiau atnaujinti. Tai šiuo atveju matau, prašiau atnaujinti pasą, kompetenciją, išsilavinimą. Ir vis dar tai yra neatnaujinta. Tikrai mes, pavyzdžiui, nerinkom įmonėje apie darbuotojų išsilavinimo kompetencijas, nes daug darbo surinkti ir surašyti, o tos kompetencijos išsilavinimas matosi bei analitikoje. Tai va šio funkcionalumo būdu susirinkom darbuotojų išsilavinimo ir kompetencijos duomenis. Tai ir yra tokia ataskaita. Tai atributus galime irgi susirinkti kaip pavyzdys, jeigu kalėdos baigėsi, bet kalėdų laikotarpiu, jeigu reikia, tarkim, darbuotojų drabužių dydžio, na ir mes jo neturim čia, kompetencijų kaip tik ir nesuvesta. Kompetencijos yra. Reikia drabužių dydžio, tai suvedėm naujas atributas, prie darbuotojo kortelės prikabinom ir išsiuntėm prašymą atnaujinti tuos duomenis. Taip, užsidarysiu aš biškutį čia tų savo langelių. Taip, liko 2. Toliau, tabelių portale priedus išskaitas. Tai jau rodinamas įsakymą parodžiau, kad tabeliuose yra galimybė, kad tam tikri asmenys, tam tikriem darbuotojams, savo matomiem darbuotojams galėtų pridėti priedą išskaitą iš mūsų nurodytos sąrašų, ne bet ką. Taip. Ir priskaitimų atskaitimų pavadinimus kaitaliojom, reiškiasi, bet kurį priskaitimą atskaitimo pavadinimą galim pasikeisti. Na, aišku, viršvalandinio darbo, atostoginių priskaitimo siūlau pavadinimo nekeisti, nes paskui nesuprasite. Kodo negalima keisti, tai mes visą laiką atrinksim, kas čia per priskaitimas, bet iš principo net ir atostogos galite pavadinimą pasikeisti į jums norimą. Taigi, buhalterinės apskaitos naujovių nedaug. Reiškia, pirma naujovė galimybė sudengti skolas daugiau nei vieno partnerio. Tai skolų dengime padengti pažymėtas. Galim pasižymėti, kurias skolas dengiam. Ne visas, o padengti pažymėtas, reiškia, skolelės, nes čia galbūt kai kuriuos norim palikti. Importuoti produktais į sandėlio pervežimo operaciją labai konkreti galimybė, tai sandėlyje turim, reiškia, operaciją, čia berods esu pasidaręs, pervežimai iš vieno sandėlio į kitą ir vietoj to, kad čia pridėjinėt po vieną, jeigu turim, kas bus pervežama Exceliukyje, tai galiu importuoti iš Excel failo. Excel failas irgi konfigūruojamas, importas, manau, daugam matytas, kaip tai pasidaryti. PVM korekcijos išskaičiavimas yra galimybė sistema. PVM korekcija, tai reiškia, kai bendra suma su PVM nesutampa su eilučių sumom ir su PVM, reiškia, ten gali pabėgti centas ir netgi keli.
Tai sistema automatiškai išskaičiuoja ir yra aprašyta, kaip tai atliekama, kur tai padedama ir kaip tai gali būti iššaukiama, iškviečiama. Bei analitika. Tikrai daug dirbom prie analitinių ataskaitų buhalterijos. Visų pirma, tiek personalo ataskaitos, tiek darbų užmokesčio kalba ir angliškai. Tai reiškia, yra galimybė vartotojui, jūsų vadovas, jeigu ten koks akcininkas nekalba lietuviškai ir nesupranta, yra galimybė pasikeisti jam vartotojo kalbą ir matyti bei analitinės ataskaitas anglų kalbą. Ir bandykim buhalterinės ataskaitas taip ir žiūrėti. Ir galim žiūrėti taip. Sandėlio valdymas, atsargų apyvartumas, finansiniai rodikliai, pardavimo sutartis. Tai yra naujos visiškai ataskaitos, leidžiančios pardavimo sutartis. Matyt, kiek turim pardavimo sutarčių, jeigu naudojam buhalterinio. Sandėlio valdyme mes matom, kaip pas mus prekės, apyvartumus. Kaip matau čia, per šių metų nieko nėra, o per visą laikotarpį kažko turėtų būti. Įtarčiau. Ne, nėra. Taip, pelno nuostolio ataskaitoje galime matyti ir dokumentą, tai irgi norėčiau parodyti tai, kas naudojate ir dokumentų valdymo sistemą ir buhalteriją, ir prie pirkimo sąskaitų kabinate ir patį fizinį dokumentą. Tai vat aš turiu šio mėnesio vienintelę sąnaudą 120 eurų šitoj DK sąskaitoj, tarp kitko ir DK sąskaitos išsiverčia, jeigu yra išverstos į anglų kalbą, ir galiu matyti vat štai šitą dokumentą, kad šitoj 6 sąskaitos klasiai užpajamuotas yra būtent ta vienintelė sąskaitėlė, kurią gavau vakar. Pinigų srautai, reiškia savaitėmis, tai kita bei analitinė ataskaita cash flow. Yra galimybė tiek mėnesiai žiūrėti, tiek savaitėmis, nes tikrai yra klientų, kur pasavaičiui seka. Galim čia pasižiūrėti 23 metus. Taip, matosi metai ir savaitės numeris. Taip, aktualios skolos, matosi paskutinį kartą, kada bankas importuotas, greičiausiai šičia bus niekada. Taip, į demonstracinį portfelį niekada neimportuojamas bankas. Taip, pirkimai, pardavimai, papildyti vienetai. Pelningumo paskaičiavimas, pardavimo sąskaitoje yra galimybė matyti prekės pelningumą. Ir paskutinė tokia naujovė irgi yra galimybė sąskaitų dokumentų susigeneruoti jų nesiunčiant klientui. Tai irgi, sakykime, dabar buvo funkcija leidžianti tiesiog, yra standartiškai, mes norim ne tik pardavimo sąskaitą sugeneruoti, bet ir išsiųsti ją klientui. Tai dabar yra galimybė tik generuoti sąskaitas į DVS. Tai reiškia, bus sugeneruotos sąskaitos ir padėktos dokumentų valdymo sistemoje ir kažkas jau jas išsiųs. Tai tokis mano valandos ir kažkiek minučių monologas, labai keista kalbėti vieną monologą, sakykime, be diskusijos, tai dabar lauksiu klausimų. Jeigu jų nėra, galbūt galit parašyti, aš juos skaitysiu ir bandysiu atsakyti. Taip, labą dieną, sveiki, aš matau, aš irgi taip. Kada bus galima įvesti civilinės sutartis mažai bendrijai arba privatiems poreikiams tenkinti? Čia mano atsakymas būtų galbūt greičiausiai, kad tai yra nedarbų užmokesčio dalis, tai turėtų būti atliekama per pirkimus tam, kad papultų į metinę GPM ataskaitą, bet galiu ir klysti. Tai jeigu kad žino, čia klausė, tai per Giedrutę padiskutuokime tuo klausimu, nes šiandien mes tikrai nieko čia nenuspręsim. Taip, nenaudojame, tačiau norime matyti atostogų litukutį einamuoju metu, ar galime turėti tik šią dalį? Taip, atsakymas mano būtų taip, aš jūsų nematau čia, kas klausė, ar raidelė Agnė. Tai Agnė, jums atsakant, reikalinga integracija, turime
klientų, kurie darbo užmokestį skaičiuoja kitose sistemose, tačiau tuomet tarp yra atostogų likutis tenai yra ir periodiškai mes kasdien pasimam arba jie mums duoda. Čia integracijos yra, kaip aš sakau, kaip vedybos, abipusių sutarimų turi įvykti ir tada tik tai bus sėkmė. Tai reikalinga, reiškiasi, irgi susisiekit drąsiai, galime pakalbėti apie tokią integraciją. Labai teisingas pastebėjimas Gretos Gilienės, reiškiasi, Gretos. Dėl D01 XML formatas jau čia iki manęs irgi buvo atėję, prašysi. Statistikos departamentas nieko neįspėjęs, neperspėjęs, paėmė, pakeitė XML formą ir mes dabar turime faktą, kad negalime pateikti. Tai kai tik gausim schemą, atliksime reikalingus pakeitimus ir bus galima pateikti tą ataskaitą. Mobilios aplikacijos atsisiuntimas. Jo, kad suprasti dėl mobilios aplikacijos, tai jos nėra. Mūsų puslapis pats yra prisitaiko prie mobiliaus telefono. Jeigu mes atsidarysim puslapį, nueisim į Documents, tai štai matote, mano ekrane pasikeitė vaizdas. Kai mažesnis ekranas, tai atrodo kaip mobili aplikacija. Tai jūs kiekvienas savo naršyklėje, kai esate, priklauso aišku nuo naršyklės, bet yra galimybė prisijungus pasakyti įdiegti į telefonį. Tokis meniu punktas. Aš dabar galvoju, pabandysiu gal parodyti. Tarkim, Taip, bandysiu toj parodyti, jeigu turit kantrybės, o jūs taip prisijungti. Taip, dar sėkiu. Traukti šį įrenginį. Taip. Ir kur bendrinti dabar nebeliko. Neberandu kaip bendrinti. Taip, taip. Taip, dar sėki. O. Gerai. Va, bendrinti ir ekraną. Dabar. Taip, aš tuo tik tai pasižiūrėsiu, ką jūs matot. Taip, gerai matot. Tai va, aš atsidarau ne šitas naršyklę. Naršyklėje yra, mano bent jau Google Chrome, yra dešinis ir yra mygtukas įdiegti ir matau kodėl daryti pasisės. Aš jau turiu įdiegtą. Būna toksai meniu punktas įdiegti ir tada viršui net nesimato naršyklės adreso ir atrodo kaip aplikacija ir tada atsiranda tokis kleckas. Tai tokia yra, kaip sakant, tos aplikacijos diegimo galimybė. Aišku, pas jūs vėluoja vaizdelis, matot kažkokį tai pajūrį. Taip pabandžiau paaiškinti ir galbūt atskirai padarysiu, reiškiasi, video filmuką, kaip padaryti mobilią aplikaciją mūsų puslapį. Taip, dar galbūt taip, einu skaityti toliau klausimų. Pasišarinu skryną. Taip, klausimai, toliau. Einate per taip, čia vat Lolita bandė papasakoti Install App. Ačiū labai už pagalbą.
Ar yra galimybė priskirti statistinę ataskaitai visas valandinės darbo sutartys prie ne visą darbą? Labai geras konkretus klausimas. Lolita irgi užduokit jį per tą, su kuo bendraujat, man bus lengviau, dabar neatsakysiu. Man bus lengviau pasižiūrėti algoritmą, kaip išrenkamos darbo sutartys šiai ataskaitai, bet manau, kad turi būti tokia galimybė. Dar klausimų? Taip, poreikį patvirtinti. Agnė rašo, matome poreikį patvirtinti įmonės viduje keletą dokumentų iš sąrašo. Ar aš praleidau? Gerai, Agnė, tuoj pabandau parodyti. Priklauso nuo pasikeisiu į lietuvių kalbą. Priklauso nuo to, kokiai veiklai jūs nusintėte dokumentą. Jeigu nusintėte tvirtinimui, tai aš paimu visas 3 operacijas ir sakau... Prašau, net tuo ekranu dalinėsi tikriausiai, nes matom Wordą. Taip. Ačiū, Kristina. Taip, screen, šitas, dabar matote, taip, jo. Tai priklausomai nuo to, kokiai veiklai gavote dokumentą, siuntėte darbuotojų dokumentą arba gavote, tai jeigu tvirtinimai, rezoliucijai, pasirašymai, vykdymai, registracijai, ne. Registracija ir pasirašymai ne. Tai tvirtinimai pasirenku ir sakau, trinti nereikia. Tvirtinti, atlikti tvirtinimą ir sistema patvirtino visus 3 dokumentus. Aš net jų nežiūrėjau. Pasirašymas to neturi, nes pasirašymo veiksmas susietas su konkrečiu dokumentu ir kiekvienam dokumentu, jeigu kvalifikuotas parašas dedamas, reikalingas pinas. Tai labai keistai atrodys, kai jūsų prašys kokių iš tų 4 dokumentų, jeigu kvalifikuotas parašas yra vieno pino arba 2 ir net nežinosite, tai už kurį čia dokumentą tą piną dedat, pasirašinėje. Tai iš esmės dėl to pasirašymas susiejamas po vieną, turiu pasirašinėti po vieną dokumentą. Tai tikriuosi atsakiau į Lolitos klausimą. Pasirašymas kvalifikuotas ne. Čia kolega bando atsakyti. Tai kvalifikuotų parašų dėja masiškai pasirašyti negalim. Ir kvalifikuotų nedarysim iš principo, nes tai pažeidžia, sakykime, nes pakišt galima bet kokį dokumentą, tada jum ir ten negerai. Pažangui dar turėjom keletą minčių, tai su kolega peršnekėsim. Į adinsinius linais šablonus prisidėti atributus girdėjau vakar su kolegė su programuotoju kalbėjo, bus galimybė. Ten tik tai juos numeruojant, kiek pamenu. Informacijai dalį taip irgi leidžia. Jeigu jūs siunčiate darbuotojų informavimui keletą dokumentų, jis pasižymi ir taip. Kai kurie, pavyzdžiui, vadovai sąskaitas nepasirašinėja, o tvirtina arba informuojami yra, kad yra sąskaita. Tai tokiu būdu, kaip aš sakau, prevencija yra, kad vadovas, jisai gali masiškai tas sąskaitas patvirtinti arba būti informuotas apie jos gavimą, bet gali ir pasižiūrėti. Tai apie pirkimą kalbant, ar ne? Tai tokia prevencija vyksta. Taip, Inga, įrašas bus paskelbtas toj pačioj naujienoj, kurioje ir kvietimas ir šitas sąrašas, tai kaip į ją nunaviguoti galbūt dar parodau. Visas mes naujienas apie sistemą, visų pirma, čia kaip ta reklama, užsiprenumeruoti naujienlaiškius, tai busit informuoti apie atsiradusias naujienas, bet kokiu atveju mes į naujienas, programos atnaujinimai, kas mėnesį keliam viskas, kas atsinaujino. Ir dabar naujausia naujiena yra gruodžio mėnesio, tai po sausio versijos atsiras, taip atrodys plius minus naujiena. Toliau ta naujiena, kur yra šiandien, yra po internetinių seminarų sritimi ir čia yra, kaip matot, lygiai metai nuo praeitų metų seminaro, tai
Tai tampa šiokia tokia tradicija, galim netgi palyginti. Ir kaip matot, va, toks YouTube filmukas bus patalpintas šitas visas. Tai va tiek buvo praeitais metais. Tai panašus pasikeitimų skaičius. Kaip minėjau, mažesnių mes čia netraukiam, tik tokius jau didokus. Ir aišku, vartotojo vadovė, irgi čia pareklamuoju kolegės darbą, kaip sakant, ne vienos, kur stengiamės aprašytas funkcijas tiek savo, tiek mūsų klientams, nes tikrai sistema nemaža ir kai kurie atvejai gana komplikuoti, ypač suminė darbo laiko apskaita. Tai jeigu klausimų nebus, tai labai dėkoju už dėmesį, už tokį gausų dalyvių skaičių. Tikrai malonu, kad domitės naujovėmis, nes kaip ir minėjau, tas pristatymo tikslas yra ir viso tom, kaip sakant, mūsų produkto tikslas, kuo labiau patenkintas klientas ir naujom funkcijom, ir senų papildymais funkcijų. Ir jūsų dėka produktas tobulėja. Tai labai ačiū Jums. Ir geros likusios dienos ir vakaro.